Atėję į savivaldybės aikštę, Vilniečiai kviečiami paragauti kalėdinės sriubos. Sriuba verdama pagal populiariausių Lietuvos televizijos bei radijo laidų vedėjų pasiūlytus receptus. Taip šios labdaros akcijos sumanytojai Maltos ordino pagalbos tarnyba, Lietuvos radijas ir televizija bei broliai pranciškonai ragina žmonės paaukoti pinigų, kad per Kalėdas ir varguoliai turėtų maisto ant savo stalo. Akcija prasidėjo gruodžio 7-ąją, tačiau tik nuo šio pirmadienio žmonės paaukoti pinigų gali ne tik pervesdami lėšų į specialią sąskaitą, bet ir skambindami trumpaisiais numeriais. Turėjom sunkumų suderinant su mobiliais ryšio abonementais. Ir tik tai nuo gruodžio 11 jie leidžia mums naudoti trumpuosius numerius. Tai būtų vienas numeris 14-16, kur galima pervesti 2 litus, ir 14-17, kur galima būtų pervesti 5 litus. Tai tik tai nuo gruodžio 11 iki gruodžio 25 dienos bus galima skambinti ir paremti savo skambučiais šitą akciją. Akcijos metu surinktos lėšos bus pervestos Maltos ordino pagalbos tarnybos projektui Maistas ant ratų. Su dovanomis bus lankomi neįgalūs, vieniši ir kiti skurstantys žmonės. Labdaros akcija baigsis gruodžio 25-ąją kalėdiniu koncertu, kurį transliuos Lietuvos radijas ir televizija.